Labą dieną, mano vardas Ieva. Buvo atliktas tyrimas, kuris atskleidė, kad vaikai Lietuvoje jaučiasi patys nelaimingiausi visoje Europoje. Vaikų ir paauglių savižudybių skaičius Lietuvoje pats didžiausias. Lietuvoje tėvai su savo vaikais per dieną vidutiniškai bendrauja vos 7 minutes. Vaikai skundžiasi, kad labiausiai jiems stinga ne kokio daikto, o suaugusių dėmesio, rūpinimas, atjautos. Pasigendama net pokalbių su artimais žmonėmis, prastėja socialiniai įgūdžiai. Elektroninės žiniasklaidos priemonės nemoko vaikų nuoširdžiai susikalbėti su artimaisiais. Tėvų, vaikų, pedagogų bendravimas vis dažniau perskiria į internetinę erdvę. Ką mes suaugę turėtume daryti, kad vaikai užaugtų protingi, geri ir laimingi? Koks yra pats seniausias, efektyviausias ir pigiausias auklėjimo metodas? Ogi, turime jiems skaityti balsu. Skaitymo įprotį ir entuziazmą knygoms reikia ugdyti vaikystėje, skaitant vaiko malonumui. Taigi mes pristatome idėją Pasakos kieme 2014 metų vasarą. Kviečiame jūs su skėčiu išeiti į kiemą kiekvieną šeštadienį 12 valandą ir paskaityti balsu pasaką savo ir kaimynų vaikams. Skaitančio skiriamieji ženklai skėtis ir knyga. Kaip pasakė Henry Frederick Emil, beveik viskas pasidaro iš beveik nieko. Tai ir pradėkime nuo pasakų skaitimo kiemuose, o rudenį pažiūrėsime, kas iš to išeis. Pradedu sekti pasaką. Kartą gyveno šeima, kuri turėjo mergaitę vardu Raudonkepuraitė.